netgi ne krija, o energingas čakrų išjudinimas. Čia yra krija, jinai yra čakrų aktyvacijos krija, bet irgi labai tokie baziniai kundalini jogos pratimai. Tai va, Aušrai susipažinimui tikrai manau, kad aš ją taip ir parinkau, kad tokia jinai būtų. O mes tuo pačiu jau tos, kurios esam susipažinusios su kundalini joga ir praktikuojam, tai praeisim visas čakras. Čakros tos mūsų yra 7 bus pratimai po 3-2 minutės, tai mes greitai apsisuksim ir paskui keliausim į mūsų subha kriją. Nežinau, ar Raselė daro. Ne. Ar daro? Gerai, karts nuo karto. Nieko tokio. Kažkas pasiryžęs 40 dienų, aš kiekvienais metais darau, jau dabar jo. Darau 40 dienų, galima trumpesnį laiką pasirinkti, galima iš viso tą subha kriją panaudot tokiam, jeigu jaučiat strigimą energijoje, vat kažkaip kažkas čia, gal tas nesigauna, gal šitas, tai subhagas išjudina tikrai ir tokį duoda tvirtumą savo veiksmuose kiekvieną dieną. Tai be to, kad jisai sukuria, mes sukuriam, mes pritraukiam, mes savo judesiu, mes savo intencijom, mes savo nusistatymu kažką daryti, tik tai mes kartu su kūrėju bendra autoriais būdami sukuriame galimybės ir jas pritraukiam. Tai subha kriya tikrai man labai patinka, kai reikia išjudėti iš kažkokio tai tokio mirties taško, būna taip kartais. Tai tikrai galima padaryti tiesiog 15 minučių tą subhagą ir pamatysit, kaip pasikeis energija. O mes judėsime per tas mūsų 7 čakras. Ar, Aušra, esi susipažinusi su čakrom iš viso, ko nors esi girdėjus apie jas? Jo, esu girdėjus. Esi girdėjus. Ok. Tai tada bent jau, žinai, man reikia žinoti truputėlį, kiek mes čia visas. Tos 7 čakros, aš greitai per jas perbėgsiu ir mes keliausime į pratimus. Mūsų muladhara čakra, mūsų šakninė čakra, mūsų saugumo čakra, kuriai, kokios tos čakros iš viso yra, kas čia tokio, čia nėra kažkokie tai, nežinau, tikrai spalvoti rutuliukai, kurie eina per mūsų visą kūną. Ne, jie taip yra įsivaizduojami ir juntami, taip gal pasakysiu, nes mes ne tik tai galim matyti spalvas, mes jas galime ir jausti. Tai muladhara, mūsų šaknies čakra, mūsų saugumas. Išsibalansavus mes pasidarom tokios įtarios, pavydžios, piktos, apkalbančios, nesaugios, taip viskas taip gyvenime atrodo, kažkas čia mus būtiniausiai apgaus ar kas nors atsitiks dar negero. Kai esam balanse, einam per gyvenimą tiesiai, saugiai, žinom, ir labai 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 svarbi muladhara čakra yra pinigų srautam, nes pas nesaugų, įtarų ir tokį, svarbiausia nesaugų žmogų, ta pinigų energija tiesiog apeina tokiam bangom. Mūsų svadistana, mūsų sakralinė čakra, mūsų kūryba. Kaip mes kuriam, ir nebūtinai mes turim tapyti paveikslus. Mes kuriam kiekvieną dieną savo gyvenimą. Tai va, mūsų kūryba. Manipūra, saulės rezginio čakra, mūsų galia. Kaip mes galim tą daryti, kaip mes galim kurti, kaip mes galim eiti, kaip mes galim tą gyvenimą apriepti. Ir iš kokios, ar iš jėgos, ar iš galios mes darom dalykus. Tai moterim tikrai reikia daryti ne iš jėgos, o iš galios. Mūsų anahata,
širdies čakra, kai jinai atvira, aš net nežinau, žinot, būna toks jausmas, kad ir tu gali padėti visam pasauliui, ir visas pasaulis padeda tau. Tai mano pojūtis čia, aš per savo tikrai, tik tai per iš savo praktikos kalbu, kai atsiveria širdis, mes darom, tiesiog negalim nedaryti. Kai širdis yra jinai gali būti prisivėrusi, jinai gali būti užsivėrusi, jinai gali būti užsidariusi, mes galime taip būti susisukusios ir labai daryti viską iš proto. Kai širdis atsiveria proto, tiek nebereikia, aš tik pagalvosiu ir tada darysiu. Ne, mūsų širdis žino, ką daro. Mūsų visudha, mūsų gerklės čakra, mūsų tiesos sakymo centras, mūsų organas, kuris susijęs yra skydliaukė. Ir skydliaukės, jeigu prasideda skydliaukės problemos, kažko nepasakot, kažką laikot viduj, net būna kartais tas nemalonus toks jausmas, lyg ir kažkas čia toksai gumuliukas. Pradėkit būti savo setnam, savo tiesoj. Ir labai man patiko Giedrės Pukienės, prieš kelias dienas jinai dalyjosi. Tai, ką galvojat, tą patį sakot ir tą patį darot. Ir kai šitas susibalansuoja, šitie 3 paprasti dalykai, ką galvoju, tą sakau ir tą darau. Toks satnam, tiesiog. Adžinė, mūsų trečios akies čakra, mūsų intuicija, mūsų žinojimas be patvirtinimo. Mes tiesiog žinom, o mes tą žinojimą viduje turime no matter what. Tik tai jisai yra užsluoksniuotas, uždėtas, užmėtytas lapais visokiausiais pernykščiais, nes o buvo taip, o buvo šitaip, ir jeigu buvo taip, tai vadinasi ir man bus taip, nieko panašaus. Mes viduje vis tiek žinom, kaip yra ir kaip bus. Ir paskutinė mūsų karūnos čakra, mūsų susijungimas su visata, su kūrėju, su aukštesniuoju aš. Tai va taip keliausim greitai per mūsų šitas 7 čakras. Ir dabar tiesiog atsisėskite ramiai, padėkite rankas ant kelių. Pradėkite giliai kvėpuoti. Įkvėpkite, iškvėpkite. Pajuskite, galbūt ateis kažkoks impulsas tai intencijai iš širdies. Ne dėl to, kad jūs apie ką nors galvojat, bet tiesiog toksai gali būti ir išsijungs lemputė. Jeigu ne, tai tada pagalvokite apie intenciją, apie tą, kurią norite įdėti šią dieną, į šią praktiką, į šias praktikas. Galbūt reikia teisingo sprendimo kažkur. Galite tiesiog paprašyti, kad jis ateitų. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam ir patrinam delniukus, sušildom, užkuriam savo meridianų susijungimų taškus, kurių yra 300 000 mūsų delnuose. Sudedam šiltus delnus į maldos mudrą prie krūtinės. Įdėkite savo
nykštuku į krūtinės centrą, prispauskite, šiek tiek nuleiskite smakrą, įstatykite jį į smakro duobutę, ištiesinkite stuburą, išsitemkite kaip stygos, delnai suglausti stipriai. Mes dar kartą įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiame pečius ir atidarysime mūsų erdvę, mantrą. Kas žino, kartokite su manim, kas nežino, tiesiog klausykite. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Giliai įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, sutraukiam mulban. Mulban yra mūsų lytiniai organai, mūsų išangė ir pilvo centras. Tempiamės į viršų, laikom įkvėpimą. Iškvepiam, nuleidžiame rankas, padedam jas ant kelių, ant mūdrą. Dar keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir pradėsime mūsų kryją nuo pirmo pratimo, kuris skirtas mūsų šaknies čakrai. Yra sufėjaus sukiniai, mano mylimi sufėjaus sukiniai. Mes lenkiamės į priekį, įkvepiam. Lenkiamės atgal, iškvepiam. Mūsų galva yra visiškai toj pačioj pozicijoje, nejuda, labiausiai juda mūsų pilvukas. Lyg mes suktumėmės aplink kažkokį tai stulpą. Įkvepiam į priekį, iškvepiam atgalios. Kvėpavimas ilgas, gilus. Mažas mūsų vidiniams organams. Rankos ant kelių. Ir sukam nugarą. Pečiai lyg ir lieka toj pačioj vietoj, juda tik tai mūsų pilvas, mūsų stuburas aplink ašį. Nematoma. Ir kai ateisim į priekį, keičiame puses ir dabar pradedam suktis į kitą pusę. Jauskite savo nugaras, kaip jos šiandien nori judėti, ar stipriau, ar mažiau, ar greičiau, ar lėčiau. Akis užmerktos, akių fokusas yra sufokusuotas į mūsų trečiąją akį, mūsų tašką tarp antakių. Užsimerkus ir taip stenkitės, kad akytės lyg ir norėtų žiūrėti tenai į vidų tarp antakių.
Ir šitas pratimas aktyvuoja mūsų pirmąją čakrą, mūsų šakninę muladharą. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą. Įjungiam šaknies užraktą. Sutraukiam mūsų lytinius organus, išangės raumenis, pilvo centrą. Prie nugaros tempiamės į viršų. Iškvepiam. Atsipalaiduojam. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir pradedam judėti į nugaros išlenkimus. Rankos lieka ant kelių ir mes į priekį lenkiam nugarytę ir lyg kas nors temptų ją mums su šniureliu į viršų. Ne visiškai į priekį, taip į viršų. Į priekį įkvepiam, atgal išsilenkiam, iškvepiam. Ir vėl galva lieka toj pačioj vietoj. Mes nekilnojam ir neužlenkiam, jinai tiesiog yra ir judam, išjudinam savo nugarą, išlankstom. Nugara, nepavargsiu kartoti, yra mūsų jaunystės. Lanksti nugara yra mūsų jaunystės garantas. Kol būsim lankščios, tol išliksim jaunos, jaunatviškos. Kundalini joga šiaip yra dar vadinama hormonų joga, nes kundalini joga tikrai judėjimas toks, koks jis yra, kaip jis yra sudėliotas kundalini jogoje, tai visą laiką išjudina, užkuria kokio nors mūsų hormono tokią įveda į balansą. Iš tikrųjų, kai sako, kad reikia būti atsargiai su kundalini joga, tai galiu pritarti dėl to, kad pavyzdžiui, praktikuojant kundalini jogos pratimus, kurie skirti, kad ir tam mūsų 5. čakrai yra, tokios yra krijos, šitai, Jėzau Marija, šiandien užkrito jinai man, kaip vadinasi tas organas, moteriškus hormonus, kur gamina šičia, sakiau aš tą pavadinimą ir dabar pamiršau. Skydliaukė. Skydliaukė, taip. Tai vat, jeigu labai aktyvuojam skydliaukę, darom tokius pratimus, kur, nuolatos darom pratimus, kurie aktyvuoja skydliaukę. Tai galim prisidirbti, bet aš tai visą laiką darau ką nors vis kito. Tai dėl to tikrai nemanau, kad čia mes galim kažkaip tai. Bet yra moterų, kurių pažįstu, kur labai daug, ten metus ar 2. Ir tik tai su ta pasidarė hiperaktyvacija skydliaukės. Tai, bet tikrai bijot nereikia, reikia stebėti savo kūną ir reikia judėti iš tikrųjų vis skirtingai. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą. Tempiamės į viršų, iškvepiam, atsipalaiduojam. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir keliausime į mūsų 3. pratimą. Atverinėsim širdį. Mes uždedam rankas ant pečių. Nykštys už pečių, 4 pirštai ant ir atveriam. Taip pat tiesiog net galit atlenkti, pajusti, kaip
susijungia, nu nesusiliečia, bet truputėlį kaip susijungia mentys. Taip atveriam širdį ir sukamės į kairę, įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Labai atsargiai, aušytė, žiūrėk, kad pilvo centras būtų stabilus. Kad judėtum, mes sukamės su visu korpusu ir sukasi ir galva, bet kad vat visas mūsų core, tas toksai toks kaip stulpas, jisai nesimakaluotų, būtų visiškai stabilus ir tada mes negalėsim niekaip pažeisti savo nugarų. Nes jeigu nelaikysim to pilvo centro ir to savo tokio core, tai gali nugarytę kažkur tai timpteltis. O jeigu mes darysim taisyklingai šitą pratimą, tai niekaip negalėsit savo nugaros patempti. Tai atkreipkit būtinai dėmesį, kaip jūs judat. Tiesiog pajusite, jeigu kažkur tai jum jaučiasi diskomfortas, išsitiesinkit ir pamatysit, kaip tas judesys pasidarys visiškai toksai flow, toks tekantis, jis niekur neklius, jis tikrai niekur neturi kliūti. Į kairę įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Ir aišku, stebėkite savo tempą, tokį nusistatykit, kuris jum yra geriausiai tinkamas šiandien. Kadangi pratimas yra širdžiai, stebėkit, kad širdis būtų atvira. Kad mes neužkristumėm taip, o ją atvertumėm. Judam lyg tai būtumėm pieštukas ir mus taip tarp delnų kažkas sukiotų. Sustojam, įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ūmą. Iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių į gemūdrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas, mes judinsim rankas, bet irgi pasakau, kad nugara šitam pratime turi išlikti visiškai tiesi ir stabili. Sudėsime kundalinį kumštukus, uždarysime nykštį, uždarysime mūsų ego dabar nereikia. Prispausime prie šono, čia bus mūsų įkvėpimas. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, dešinė ranka eina į priekį, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, kairė ranka, savo tempu. Įkvepiam, kai rankos grįžta į pradinę padėtį. Iškvepiam, kai rankas išmetam. Ir sekite, kaip rankos eina į kairę, kairė į viršų ir dešinė į viršų. Vieną kartą viena į viršų, kitą kartą kita į viršų. Įkvepiam, iškvepiam.
Užsimerkite ir stenkitės tą judesį tiesiog pajusti. Nepakartoti, o leisti savo kūnai, savo tom rankoms susilygiuoti su kvėpavimu ir judėti visiškai natūraliai. Ir sugrįžtame į pradinę poziciją, įkvepiame, prispaudžiame rankas prie šonų, laikom įkvėpimą, tempiamės į viršų, toks kūnas pasidaro stiprus, įtemptas, visas lyg plienas. Ir iškvepiam, atsipalaiduojam, padedam rankas ant kelių, ant mūdrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas, mes kilnosime pečius. Pakeliam pečius, įkvepiam, nuleidžiam, iškvepiam, pradedam. Greitas judesys. Atveriam mūsų gerklę. Ir ne tik atveriam mūsų gerklę kalbėjimui, mes užkuriam limfos tekėjimą šito judesiu. Jeigu kažkur yra užsistovėjusi limfa, ypatingai rytais, dūko, jeigu būna patinimų, tai šitas tikrai labai geras pratimas, net nereikia sėstis ant kilimėlio, galite tiesiog vonioj prieš veidrodį tokį padaryti poros minučių tų pečių pakilnojimą ir pamatysit, kaip nueis patinimai. Įkvepiam, užlaikom įkvėpimą ir pakeltas rankas, pečius.
Iškvepiam, atsipalaiduojam. Įkvepiam ir iškvepiam. Tikriausiai jau jaučiat, kad apšilo kūnas. Ypatingai mūsų viršutinė kūno dalis. Ir dabar suksime galvą. Mes keliaujam į mūsų trečiąją akį, į mūsų intuiciją. Sufokusuokime, užmerkime akis, sufokusuokime žvilgsnį būtent į tą tašką tarp antakių ir lenkiame galvą, įkvepiam, labai lėtas judesys. Ir labai lėtai judame atgalios, iškvepiam. Taip lyg tai turėtumėt Nefertitės karūną ant savo galvos ir sukdamos ją stengtumėtės nenumesti. Ir va šitaip va, lėtai judame, kvėpuodamos. Atsargiai, delikačiai. Dėl to, kad kaklas mūsų yra labai jautri kūno vieta, kuri laiko labai svarbią mums galvą. Svarbu. Tokią svarbią, kad jeigu be rankos, be kojos dar žmonės gali gyventi, tai be galvos niekaip. Tad savo kaklą tikrai turime labai saugoti. Kai grįšite į priekį, įkvėpdamos, sukit galvą į kitą pusę. Ir sustabdome savo lėtą judesį. Grįžtame į centrą. Tiesiog giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir keliausime į paskutinį mūsų pratimą, į mūsų karūnos čakros pratimą. Mes sudėsime rankas į Veneros užraktą. Veneros užraktas yra štai toks. Moteris sudeda savo nykštį, kairį nykštį ant dešinio. Čia yra Veneros užraktas. Ta Veneros užraktą mes pakelsime į viršų, delnais į išorę. Taip lyg susijungtumėm per delnus su kosmosu. Ir mes pradėsime ugninį kvėpavimą. Kas žino, pradėkite. Aušrelė, ugninis kvėpavimas yra kvėpavimas tik per nosį, pompuojant pilvu. Koncentruokis į iškvėpimą. Įkvėpimas pats ateis. Tiesiog, matai, kaip juda mano pilvukas. Laikom rankas ir pompuojam pilvą. Akys užmerktos.
Rankos ištemptos, jauskite lyg susijungimą su kosmosu, lyg per tos delnus pas jūs iš kosmoso ateina didžiulė jėga į jūsų karūną, į jūsų karūnos čakrą ir eina per visas 7 čakras iki pat šaknies. Paskutinę minutę tikrai galit. Dvidešimt sekundžių, nepaleidžiam rankų. Įkvepiam, įsitempiam dar labiau į viršų. Mulban. Tempiamės į viršų. Ir iškvepiam labai lėtai, nuleidžiam rankas, surenkam visą negatyvą iš savo auros. Ir atiduodam į žemę. Priliečiam pirštais, pirštų galiukai žemę. Jauskite pulsaciją pirštuose per visą kūną. Galbūt kažkur tai sušilo, galbūt atšalo. Sąmoningai tiesiog pajuskite, pereikite savo kūną ir pačiupinėkite savo dėmesiu tą vietą, kuri kažką nori jums pasakyti. Ir dabar niekur neišbarstydamos šitos energijos, gulkitės į šavasaną. Mes savo subakryje padarysime po šavasanos, nebijokit, jinai niekur neprapuls, dabar tiesiog reikia dar kartą dėmesiu pereiti per visas čakras su garsais.
Įkvepiam. Iškvepiam ir pradedam judinti rankas ir kojas, sukti riešus ir čiurnas. Į vieną, į kitą pusę. Ištempiam rankas į viršų, virš galvos ir pasirąžom. Pritraukiam dešinį kelią prie krūtinės, įkvepiam. Ir lenkiamės į kairę pusę, lenkiam su kairė ranka, darome katės išlenkimus, iškvepinėjam. Taip pat prilenkiam ir lenkiamės į kairę. Ta patį padarysim su kaire koja. Pritraukiame kairę koją prie krūtinės, įkvepiam. Ir lenkiam ją su dešinė ranka į dešinę pusę. Kiek įmanoma, kiek galite, saugiai. Grįžtame, pritraukiame abudu keliukus ir šiek tiek galite pasiūbuoti vieną į kitą pusytę. Tokį. Sugrąžinti mūsų nugarą į vietą. Dabar patrinsime rankas ir kojas, sušildysime jas. Pėdute, pėdą į pėdą, delną į delną.
Ir kai sušyla, uždėsime delnus ant akių. Į šitą saugią erdvę galite atsimerkti, šiek tiek galite pamasažuoti veiduką, apkabinsime kelius ir pasisiubuosime, pasiridensime kaip kamuoliukai. Šis pratimas labai gerai mūsų nugarai. Žiūrėkit, kaip jums šiandien jisai gaunasi. Ir sugrįžtam į sėdimąją poziciją. Į mūsų lengvąją pozą. Vėl aš su savo to laiku, kažkiek tai 5 minutės vėluosim, jeigu kažkas jau nebegali, tai iš tikrųjų galite atsijungti, jeigu nenorite daryti mūsų su bago kartu. Jeigu darom, tai darom. Aš šiek tiek priminsiu, merginos žino, Aušrai pasakysiu. Pirmas pratimas har. Mes daužome savo ne delnus, rankas. Šitokia ir šitokia pozicija. Har, har, har. Har pompuojame pilvu. Antras mūsų pratimas ištempsime, aš sakysiu, bet tiesiog dabar ištempsime rankas ir mosuosime taip pat. Priešais karpysime visą negatyvą, kuris yra susidaręs virš mūsų ar mumyse. Trečias pratimas, uždarome nykštukus ir sukame atgal. Svarbiausia, kad atsivertų mūsų pažastis. Atgal, atgal, kartosime gad, tada keliausime, sakysime har, hare, hare, wa. Nebeatsimenu, har, hare, hare, wa, he, guru. Kai ateis, tai tiesiog kartu kartokite, 1 minutę garsiai, 2 šnabždam, 3 švilpaujam. Bet tiesiog toksai karpantis, toks sukantis priešais širdies centrą, užkuriantis mūsų elektromagnetinį lauką. Galim šitaip daryti, galim tiesiog taip karpyti. Rankos eina į priekį, ne atgal, o į priekį. Ir paskutinis pratimas, ir čia aš duosiu modifikaciją, dėl to, kad gali būti, kad Aušrai ypatingai bus sunku, merginos irgi, šią savaitę tik tai atradau pas vieną mokytoją. Mes sudėsime rankas vieną ant kitos, kairė po apačią, dešinė ant viršaus. Originalus pratimas yra 3 atkarpų kvėpavimas. Per 1 minutės jisai vadinasi kvėpavimas. Kad 20 sekundžių įkvėpinėjai, užlaikai, 20 sekundžių laikai, 20 sekundžių iškvėpinėjai. Sunku. Ta mokytoja siūlo 9 skaičiuoti pačiom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 įkvepiam, 9 laikom, 9 iškvepiam. Ir tada ne 3 kartus tą darom, o tas 3 minutės 9, 9, 9. Tai žiūrėkit, kaip kam bus, kaip kas kiek galės padaryti, bet tos 9 jau ne aš skaičiuosiu, o skaičiuokite pačios. Gerai? Viskas aišku. Tvarkoj. Važiuojam. Žvilgsnis sukoncentruotas į nosies galiuką. Har, 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 har.
Išplečiam rankas, karpom. Kvėpavimas tegu prisitaiko prie jūsų. Jei labai pavargs rankos, nenuleiskit, padėkit ant galvos, kad būtų lengviau sugrįžti. atgal. Galit kartot, kad Dievas, meilė, aš. Aha, labai gerai. Įsivaizduokit, kad jūs išsukat tokius piltuvus, per kuriuos pas jūs atkeliauja gausa, meilė, grožis, švelnumas. Su visa
vieta. Susikabinkite su ją rankomis ir jauskite jos palaikymą. Jauskite, kaip Dievas jūs veda už tų rankų. Tada jūs niekada nenusvirs. Jūs niekada nebūsite viena. Nuleidžiam karpam. Har Hare Hare Vaheguru. 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 Jauskite, kaip užsikuria jūsų galios centras, kaip jūs šito judesiu užkuriat savo elektromagnetinį lauką, kuris išvalo visus nešvarumus, o pritraukia viską, kas yra gero ir naudingo jums. Vaheguru, Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare. Šnabžda. Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare Vaheguru. Har Hare Hare
Inhale completely. Hold this breath. Exhale. Release. Nuleidžiame rankas ant kelių Gyan Mudra. Complete. Ir medituojame į tylą. Giliai įkvepiam. Iškvepiam. Sudemtam rankas į Gyan Mudrą. Oi, į maldos mudrą, atsiprašau. Uždarysime mūsų praktiką vienu ilgu sapnam. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Ir įkvepiam mantrai. Nam. Lenkiuosi ir dėkoju jums ir sau, ir mūsų visų tėvams ir protėvams, kad esam čia, mūsų visų mokytojams ir vedliams, kurie atvedė mus čia ant šito kilimėlio. Dėkoju Saulei, Mėnuliui, visoms planetoms ir mūsų motinai Žemei, kad mus visus nešioja, maitina ir priima išėjusius. Satnam. Įdėkim save į dėkingumo burbulą ir trikampį. Kaip jau išeina, kaip jūs norėsit. Ačiū jums labai. Staselė, atsiprašau, visada aš tave užlaikau. Ačiū. Ačiū. Geros dienos visom. Aušelė, jeigu pasidalinsit, kaip jausitės šiandien, tai bus labai faina grupė išgirsti. Gerai, parašysiu. Dėkui. Matau, Aušros žandukai užkaitę raudonį, gerai. Mano užkaitę. Fainai, gerai. Ačiū labai. Išjudėjom, išjudinom energijas, einam gyventi. Gražios dienos visoms. Gražios dienos visom. Dėkui, mielosios.